paruošiau Gedimino paragintas, Kento Govindo įkvėptas, kaip pasakyti. Medžiagą panaudosime daug medžiagos ir bandysiu perdėlioti jo žodžius ir tai sudėlioti į 3 tokias temas. Apie tai, kas buvo pasaulyje iki tvano, kas atsitiko per tvaną ir kokios įvairios prieštaringos, neteisingos galbūt teorijos yra susidariusios dabar po tvano. Bet iš pradžių tokių filosofinių kampų pažvelgti, pasiūlyčiau visą į žinias, ką mes žinom. Aplamai, kai žmogus sako, kad aš kažką tai žinau, tai dažniausiai būna, kad ne jisai tai žino, bet yra kažkur tai girdėjęs ir kažkas jam suformavęs vienokią ar kitokią nuomonę. Nes jei pagalvotume, kad aš kažką tai žinau, iš kur aš tai sužinojau. Ir jeigu aš tai sužinojau kažkodėl, tai kodėl aš tuo patikėjau, kuo tikiu ir kuo įsitikinęs esu. Daugumos faktų, ką mes turime aplink šiandieną, mes neįmanoma mums patikrinti. Mes negalime patys nuskristi į kosmosą, pažiūrėti, kad Žemė tikrai apvali. Mes tą priimam pasitikėjimų žmonių, kurie už mus visą tai darė, kurie skrido, kurie fotografavo, kurie pateikė mums tuos dalykus. Net ir yra daug, aišku, tokių dalykų, bet esmė, ką aš noriu fokusuotis, tai apie 3 teorijas, tiksliau gal jos būtų 2 ir viena su išlyga, yra kaip viskas Žemė atsirado prieš keletą savaičių, turbūt jau gal net ir keletą mėnesių. Čia visą sekmadienio pamokslą kalbėjau apie tai, kaip Žemė buvo sukurta, bet priminimui noriu pasakyti, kad yra kokios tos yra teorijos. Tai kad pirma yra, viskas atsirado savaime. Ir aš čia bandysiu su iliustracijom parodyti, kurias nesenai sudėjau. Tai savaime atsiradimo teorija kalba apie tai, kad prieš 4,5 milijardų metų data ypač labai skiriasi, būna ir 4,5 ir kažkiek 15 milijardų. Kalbama yra, kad va čia apačioje yra taškiukas, va čia buvo didysis sprogimas. Ir čia taip išvyniota 4,5 milijardų metų yra. Ir čia ilgai nieko nebuvo, čia atsirado kažkokie tai ten pirmuonis, čia truputėlį dar po daug vingių atsirado sudėtingesnė gyvybė, kad palyginimui, kas tas yra, va šitas laikotarpis, va čia yra žmogus, tik tai gal iš tolo nesimato, čia yra 2 milijonai metų. Ar matot, čia kur aš rodiklį vidinu? Čia yra 2 milijonai metų. Čia. O visa kita, tai yra evoliucijos šalininkų, kad čia viskas vyko savaime. Ir čia, kaip minėjau, čia nieko nevyksta beveik, čia kažko labai nedaug, na ir čia prasideda po to jau. Prasideda ir jeigu atsimenat, filmas buvo Jūros periodų parkas, tai va Jūros periodas yra čia. Jisai truko 120-130 milijonų metų, taip nutarė mokslininkai. Čia gyveno ir klestėjo dinozaurai. Paskui jie kažkur tai išnyko, atsirado skraidantis dinozaurai, vėliau jie evoliucionavo į paukščius. Čia primityvūs jūros gyvūnai, tokį parašyta net tai yra enciklopedija, kad tai buvo, pavyzdžiui, pirminis banginis. Čia buvo jie, o jau paskui vėliau atsirado jau šiuolaikinis banginis. Reiškia, jie kažko tai ten labai skiriasi. Bet ką aš tik noriu parodyti, kad tai yra žmogus paužima tik tai šitiek. Nu, bet jisai galingos fantazijos būdu atvyniojo atgal 4,5 milijardų metų. Truputėlį schematizuota visą tai, sudėjus į apskritimo formą. Žmogaus gyvybė yra va čia toksai juodas taškelis, va čia 2 milijonai metų. Jeigu pradėti, kad čia buvo didysis sprogimas, jau čia data 4,6 milijardų metų, čia irgi, kaip minėjau, nieko, čia gaila nelabai matosi, bet jie spėja, kad čia kažkur tai pradėjo formuotis atmosfera, šitoj vietoje pradėjo atsirasti tiepuodis, čia pradėjo atsirasti pirmieji vienaląsčiai gyvūnai. Čia dinozaurai, jūros periodas, čia paskui toks tarpas, nieko nebuvo ir to pačiu eilutė atsirado žmogus. Na, čia tik simpatiškai sudėliau, jie ne tai kalba, kad čia atsirado ne žmogus, o primatai pirmieji, žmogbeždžionės. Tai yra tokia teorija ir yra kita teorija, ką mes skaitome Biblijoje, kad viskam yra žymiai mažiau metų, kad yra apie 6,5 tūkstančio metų. Tik taip. Na ir vieną ir kitą pusę mokslininkų randa daug įvairiausių faktų patvirtinti savo
argumentus. Bet kaip minėjau, mes kadangi daugumą negalime faktų patikrinti, turime kažkuo tai pasitikėti. Kadangi mes tikime Bibliją ir pasitikim Bibliją, anie žmonės tiki ir pasitikė savo fantaziją, savo, galbūt, teorijom, išvedžiojimais, kurie vis tik remiasi į tai, kad viskas eina į vaizduotę persideda. Bet yra vis tiek nenuginčiami faktai aplinkoje, apie kurios verta žinoti. Ir kalbant apie sukūrimą, kurie yra 6,5 tūkstančio metų, yra tokie nenuginčiami, kaip pasakyti, argumentai, kad juos kažkaip reikia paaiškinti vienai kitai pusė. Ir tie argumentai kartais tikinčiuosius žmonės įmuša, kaip sakyti, varo į kampą, ir jie nežino, ką atsakyti, ką padaryti. Aš keletą pabandysiu išvardinti tokių punktelių, apie kurios paskui detaliai pradėsime eiti. Kad kažkas buvo kitaip iki kažkurio tai metu, kalba visi. Kad buvo tvanas, kalba visas pasaulis, kalba tikintis, kalba netikintis ir kiek Kentas Bovindas, kuriuo aš čia remiuosi, tai suskaičiavęs yra virš 200 legendų apie tvanus. Ten, tarkime, net yra tokia Kinijoje legenda. Jie kalba, kad įsigelbėjo po didžiojo tvano šeima, kurios vyras buvo vardas Nuhu. Tai aš kaip jis tai pasakė, galvoju, jis irgi, aišku, pasakė, tai įsiaiškino, iš tų 201 paminėjo, bet kažkas tai Nuhu ir Nojus, kažkas mums asocijuojasi. Aišku, Nojus yra lietuviškai, angliškai kitaip, hebrajiškai dar kitaip. Bet apie tvaną kalba visos, daug, ne visos, sakykime, tautų. Daug visų legendų yra apie tai. Taigi tikėtina, kad tai buvo. Mokslininkai tikintis ir netikintis sako, kad tai tikrai buvo. Biblija kalba apie žmogaus amžių, kad žmonės anksčiau gyveno apie 900 metų, vidurkį suskaičiavus 912, apie vardus, kurie paminėti Biblijoje, šiandieną vidutinis amžius yra apie 80 metų. Biblija kalba, kad buvo milžinai, Kalijotas buvo milžinas, dar Ogas toksai buvo karalius, milžinas Filistino. Biblija sako, kad tai buvo iškasenos evoliucijos šalininkai, kiek girdėjau, niekada apie tai nekalbėjo, o Bovindas pateikė, dabar aš tiksliai nepasakysiu, bet vardina vieną po kito radinius apie didžiuosius žmonių kaulus rastus didelius. Apie tai kalbėsime truputį vėliau. Dar yra Biblija kalba apie tokius faktus, kad nebuvo vaivorykštės iki tvano. Ir tokių dar ginčytinų dalykų galbūt būtų galima pasakyti. Nojus pasigėrė nuo alkoholio po tvano. Man skaitant tas eilutės atrodytų, kad jisai nežinojo, kad jis pasigers. Yra įvairių nuomonių, bet Nojus pasigėrė, ar jis žinojo ar nežinojo, man atrodo, kad jis galbūt nesitikėjo, taip sakykime. Dar vienas dalykas yra, Biblija labai tiksliai yra. Ir kai kalba apie mažąją šviesą nakčiai, mes sakom, kad tai yra mėnulis, bet žinome, kad mėnulis tikrai labai nedažnai naktį apšviečia. Pateiksiu argumentus, kaip tai galėjo būti anksčiau kitaip. Kokia buvo ta mažoji šviesa, kuris buvo skirta apšviesti nakčiai vadovauti. Mokslininkai, kaip minėjau, tie netikintis evoliucijos šalininkai, jie visi sutinka, kad pasikeitė Saulės aktyvumas. Visi sutinka, kad atsirado dykumos ir jos plečiasi. Visi mokslininkai sutinka, kad Saharos dykuma yra apie 4,5 tūkstančio metų. 4,5 tūkstančio metų, kažkas tai mes kalbam apie tvaną, labai atitinka. Sahara, ta pati dykuma, joje randama įrodymų, kad tai kažkada buvo jūros dugnas. Jūros dugnas kažkada panašu buvo ir Everesto kalno viršūnėse, bent jau taip sakykime, kad Evereste ir randame jūros gyventojų, kriauklelių, dalys kažkokios taip. Kitas dalykas, irgi visi žino, visi supranta, nieks nebejoja, kad augmenija buvo kažkokia kitokia, nes už poliarinio rato, arčiau šiaurės ašigalio, taip pat ir Antarktidoje, yra randami augalai, daug, kaip pasakyti, tie tropinių klimato augalai, randami yra gyvūnai, mamutai ir ne tik mamutai. Kalbama ir apie mamutus, bet ten yra randama visokių rūšių ir tikslių pavadinimų atitikmenų iš anglų kalbos aš jų neieškojau, bet galbūt tai net tam esmė yra. Esmė yra, kad ten yra randama
gyvūnyje, kuri šiai dienai ten niekada negali gyventi, ir augmenija. Kaip aš, kitas jau dabar dar argumentas būtų, ką noriu pasakyti, kai pradėjau mokytis mokykloje, dabar neatsimenu 4-5 klasiai, prasidėjo vadovėlio, pirmieji puslapiai buvo kažkada, tai pasaulis buvo kitoks. Ir pateikė piešinius, tuo metu atsimenu, kad paparčiai ir asiūkliai buvo milžiniško dydžio. Jie yra randami, apie tai kalba evoliucija, atrodo, kad taip ir yra, kaip tai būtų galima paaiškinti, prieisime truputėlį vėliau. Kitokie dar faktai yra, kad magnetinio Žemės centro, magnetinio Žemės ašies, nes yra nesutapimas su Žemės ašimi, tai yra skirtumas, kuris kažkodėl tai yra, neaišku taip, kodėl jis atsitiko, įvairių teorijų yra, turi savo teorijas tikintis mokslininkai, turi netikintis, bet kaip ir sueinama visų, kad į kompromisą, kad kažkas tai Žemėje atsitiko, kad jinai pakeitė savo ašį. Iškasamų randama yra daug įvairių akmens anglies ir naftos, ir mokslininkai tikintieji sako, kad viskas tvarkoj, buvo daugiau Žemės paviršiaus prieš tvaną, netikintieji sako, tam reikėjo milijonų metų, kad toks kiekis susiformuotų. Ar taip yra iš tikrųjų, aš jums pateiksiu kitus argumentus kažkada tai vėliau. Turime dar vieną labai gražų pasaulyje faktą, kuris pastatytas turbūt, kad visiems akis badytų Egipto piramidės. Na ir ten Egipte daugiau yra visokių dalykų, aš apie tai buvau užsiminęs, kai kalbėjau sekmadienį apie Žemės sukūrimą. Stovi toksai statinys, kurio šiai dienai pastatyti būtų labai sudėtinga, ir detaliai apie tai apkalbėsim irgi kažkada, tai jeigu spėsim šiandien, galbūt kitą kartą. Dar daugiau faktų pavardinsiu, kad Mėnulis tolsta nuo Žemės, taip negalėjo būti visada. Jeigu imti milijonus metų, tai Mėnulis turėjo būti beveik prie pat Žemės, milijardus metų jisai kažkada tai turėjo atsirasti kažkurio tai metu. Ir jeigu jisai būtų per arti Žemės, tai Žemėje būtų didžiulė įtaka jo, traukos įtaka, tai potviniai, ką mes turime šiandieną, Lietuvoje to nematome, vandenynai kyla ir traukiasi. Jeigu Mėnulis būtų arčiau, tai tie potviniai būtų milžiniškos bangos ir tikrai labai siaubtų ir niokotų visą Žemės paviršių. Reiškia, Mėnulis negalėjo būti kažkur. Tai jeigu kalbam apie milijonus metų, tai yra tragedija, kaip aiškinti. Jeigu mes kalbam apie 6,5 tūkstančių metų, atrodo viskas, dėl to nėra didelių problemų. Žemės sukimas jis lėtėja kiekvieną 1000 sekundės kasdien. Tai nėra taip daug, per 60 tūkstančių dienų sutrumpėja 1 minutė. Jeigu skaičiuoti, kad nuo tvano, jeigu mes skaičiuojame apie tvaną, tai diena sutrumpėjo 26 minutėm, jeigu ta progresija tokia ir buvo, 1/1000 kasdien, galbūt jinai keitėsi, ar nesikeitė, imant kažkokį tai, tą kaip konstantą, tarkime, vis tiek gaunasi, kad nuo tvano tai nėra problema, bet jeigu imti milijardus metų ar milijonus metų, tai yra tikrai didelė problema, kokiu greičiu sukosi Žemė. Ir žinot, tai yra tokia ekscentrinė jėga, tai jeigu ta Žemė suktųsi kiek dar daugiau greičiau, tai nuo jos nuskristų viskas nuo paviršiaus. Nes yra tam tikras greitis reikalingas, kaip skrenda palydovai į kosmosą. Volandas turi tikslius skaičius, aš jums tik tai pateiksiu teoriją, kad reiškia, ne teoriją, bet mokslinius paskaičiavimus, kad yra reikalingas tam tikras greitis, kad daiktas atsiplėštų nuo Žemės paviršiaus, kad jisai išskristų į kosmosą. Tai jeigu Žemė, skaičiuojant milijonus metų, tai tą greitį Žemė beveik turėjo, reiškia, ant Žemės turėjo nieko nebūti, viskas būtų išskraidę. Tai vėlgi, milijonai metų čia yra problema, kalbant apie sukūrimą, jokių problemų dėl to nėra. Tai taip trumpai apžvelgiau viską, apie ką aš matysiu jums papasakot, pasidalinti, ką žinau, kas man įdomu ir kas manau, kad jums gali būti taip pat aktualu. Taigi yra tos 3 teorijos, sakykime, jos yra tokios, kad viena yra savaime viskas atsirado, antra, kad sukūrė Dievas per 6,5 tūkstančių metų, ir yra trečia tokia grupė, kurie prisiema viduriuką. Jie sako, kad viskas buvo per milijonus metų, bet Dievas vadovavo tai evoliucijai. Viską jisai prižiūrėjo, kad evoliucionuotų taip, kaip reikia. Ir žiūrint į pasaulį, akivaizdu yra, kad kažkas yra ne taip. Kažkada tai jisai buvo vienoks, skaitant Bibliją, dabar aš remsiuosi tik Bibliją, kad Bibliją skaitom, kad jisai buvo kažkoks tai kitoks, nes jinai kalba apie pradžiai, tarkime, imkime apie žmogaus amžių, kad žmonės anksčiau gyveno 900 metų, dabar gyvena 80.
Ir žinome, pradžios knygui parašyta, kad Dievas viską sukūrė ir viskas buvo gerai. Ir jis paskui sakė, kad pasaulį pakeitė nuodėmė. Ir pirmasis dalykas, kas atsiranda, užkliūvo man, manau, kad ir daugeliu skaitant pradžios knygą, kad žmonės gyveno 100 metų. Ir čia yra grafikas sudėtas. Pas mus yra labai analogiškas pirmoji auditorijai. Kas čia vyksta? Čia yra vardas žmogaus, kuris paminėtas Biblijoje, jo gyvenimo trukmė iki susilaukus vaikų ir po vaikų susilaukus. Tarkim, Adomas 130 metų susilaukė sūnaus, dar po to gyveno 800 metų. Jisai turėjo daugiau sūnų, bet čia kalbama apie tuos, kurie toliau ėjo, artėjo, kaip pasakyti, vedė į pažadėtą atpirkėją, į Mesiją. Šitas grafikas atrodytų, kaip čia reikėtų, ką su to reikėtų padaryti, tai čia yra daug, apie jį kalbėti galima, bet prieštarautojų pirmiausia pasakysiu, ką jie sako. Jie sako, kad čia turbūt buvo kalba ne apie metus, bet apie mėnesius. Čia buvo mėnesiai. Ir tai tikrai padalinus, jeigu iš 12, tai kažkas gaunasi apie realaus kaip žmogaus gyvenimą. Bet iš tikrųjų gautųsi, kad jie vaikų susilaukdavo labai jau anksti. Tai yra, jeigu padalinus va čia tą amžių iki susilaukimo vaikų, tai vaikai jiems gimdavo 5 ir 6 metų, kai jie buvo. Kas yra tikrai, neįtikėtina net ir šiai dienai. Jeigu skaitome Bibliją naujajam jau po tvano, arba skaitant, kas vyko Senajame testamente apie gyvenimo trukmės pasikeitimą, pavyzdžiui, Samuelio knygoje yra parašyta, kad žmonės gyveno, jis buvo labai senas, 80 metų amžiaus. Čia nesvarbu apie ką, tik tai svarbu, kad Biblija Samuelio knygoje tai yra apie 1500 metų prieš Kristų, jeigu teisingai aš atsimenu, žmonės gyveno 80 metų maždaug. Psalmiai Dovydas rašo, kad mūsų metų skaičius yra 70, o stipresniųjų 80. Dauguma jų praeina ir kančiuose. Reiškia, Dovydo laikais žmonės irgi gyveno 70-80 metų. Izaijo pranašystėje kalbama yra apie Tyrą, kad bus jis užmirštas 70 metų. Toksai yra žmogaus amžius. Visgi žmogaus amžius 70 ar 80 metų. Viskas susiveda į tai, ką aš noriu suvesti, kad mums mokykloje mokino, kad žmonės anksčiau gyveno trumpai labai ir dabar mokslinių pasiekimų dėka, medicinos dėka, žmonės pradėjo gyventi kuo toliau, tuo ilgiau. Biblija tam prieštarauja, akivaizdžiai. Galbūt viduramžiais dėl kažkokių ligų, epidemijų, tuo metu, kai buvo tamsieji viduramžiai, kaip sakoma, kai žmonės buvo, kai valdžia turėjo bažnyčios, nenoriu vardinti nei vienos denominacijos, bet kai tikėjimo buvo prisidengę, bendrai daroma visokios žiaurius dalykai, galbūt tuo metu tikrai Dievas kažkaip tai davė, baudė žmonės visokiom lygom ir amžius buvo sutrumpėjęs. Bet tai, ką mes turime šiandieną, labai atitinka tai, kas buvo prieš jau dabar 3,5 tūkstančio metų. Reiškia, po tvano žmogaus amžius nelabai ir pasikeitė, kas buvo anksčiau ir dabar, ką mes turime. Bet grįžtant apie tą laikotarpį, būtent tvano laikotarpį, labai įdomiai parašyta yra pradžios knygoje, kai Jokūbas, Juozapas pasikviečia visą šeimą į Egiptą ir Jokūbas kalba su faraonu. Faraonas jo paklausė, kiek to metų. Jokūbas jam atsako, kad šios žemės kelionėje esu 130 metų. Jokūbas dar turėjo tos genus iš senų, gerus genus, bet paliudėtus iš senų laikų. Bet ką jisai sako, negausios ir sunkios buvo mano gyvenimo dienos, nepasiekiau savo tėvų amžiaus. Reiškia, Jokūbas tikrai gerai žinojo, kiek gyveno jo tėvai. O čia yra Jokūbas ir jeigu taip išvesti į liniją, jisai pažinojo Šemą, pavyzdžiui, kuris yra Nojaus sūnus ir žinojo, kad jisai gyveno 600 metų.
Taip pat jisai turėjo girdėti, arba bent jau matė, jeigu dar išvestų gimimo, kad yra daugiau tokių žmonių. Ir matomai, kad daugiau iš jų gyveno, ne tik po tą vieną, nes tai buvo šeimos visos. O po tvano staiga pradėjo gyvenimo trukmė mažėti ir kuo toliau, tuo jinai smarkiau trumpėjo. Vaikų pradėjo susilaukti anksčiau, panašiai, ką mes matome tendenciją šiandieną, apie 30, 32, 34 metų. Čia kažkurio tai metu buvo, tas amžius pasikeitė, bet vėlgi tai nėra kalbama apie visą pasaulį, tai yra kalbama apie žmonės, kurie toliau yra Kristaus giminiai. Bet galima iš to daryti išvadą, kad kas buvo anksčiau ir kas pasidarė po tvano, kad gyvenimo trukmė smarkiai pasikeitė. Kadangi sutrumpėjo gyvenimo trukmė, pradėjo atsirasti problemos, irgi mokslininkai tokie ir tikintieji, ir netikintieji žino, kad protiniai dantys, čia stomatologija daugiau, žmogui gyvenime trukdo. Tikintieji mokslininkai, vieną dar žiūrėjau seminarą vakarą paklausiau, kad panašu, kad tos mechanizmas, kas yra žmoguje šiandieną, kalbant apie pieninių dantų iškritimą, jisai šiai dienai vyksta labai greitai, labai staigiai, tie dantukai nespėja atsirasti, jie pradeda kristi. Jie pasiėmė keletą kaukolių, aiškina, kad panašu, kad anksčiau žmonės subręsdavo, tai yra dantys keisdavosi, kai jam turėtų būti apie 30 metų amžiaus. Tai yra lėta jaunystė, vaikystė ir tada būtų natūralu, kad tie vaikų susilaukia apie 60-70 metų. Panašu, kad žmonės gyveno neskubėdami, be tempo kažkokio tai stresų, galbūt taip sakykime, lėčiau daug ir daug ramiau. Ir taip, čia, jeigu pažiūrėti tokią gyvenimo trukmę, kokią buvo anksčiau, Adomo visi tie laikai, kiek kartų žmonės su savim turėjo pažinoti. Čia yra Adomas, jis pažinojo savo sūnų, anūkus, proanūkius, pro. Tai reiškia, jų buvo labai, labai daug. Ir populiacija bandoma yra paskaičiuoti, kad tuo metu jinai galėjo būti netoli 2 milijardų galbūt. Čia yra teorija, skaičiavimai, bet tiek kartų, kiek yra viena po kitos, taip kaip jos vaisingos ilgai išlikdavo, panašu, kad jų ten turėjo būti visai nemažai. Ir po tvano, žinome, kad liko 8 žmonės, kurie išgyveno teritorijoje su savo šeima. Ir tie 8 paveldėjo pasaulį. Taip čia turbūt atrodė, kai keliaudavo pas savo prosenelius aplankyti, susėdė visi ant vieno kūrų. Bet visi tie po tvano kažkas tai pasikeitė smarkiai, žemė buvo tuščia, turbūt reikėjo daug darbo rankų, kažkas tai padėjo jiems anksčiau subręsti ir pasaulį užpildyti nebe gyvenimo trukme, bet ankstesniu susilaukimu savo palikuonių. Žiūrint dar į šitus grafikus, dar vieną noriu pasakyti dalyką, kad jeigu skaitytume Bibliją, pradžios knygą, atrodytų, kad kas ją surašė, kaip galėjo išlikti iki toks tikslus apsakymas, pasakojimas, tai viskas gana paprasta, kai matome, kad gyvenimo trukmė yra tokia ilga, tai perpasakojant iš lūpų į lūpas, viskas labai nesudėtinga, nes iki Abraomo tai yra 4 kartos, tai viskas netaip sudėtinga išlaikyti originalų pasakojimą. Bet dar vienas dalykas, skaitant pradžios knygą, matosi pirmam skyriuje iki skyriaus pradžios. Kreipinys į Dievą yra kitoksai, negu jisai pasidaro vėliau. Pradžioje kalbama, kad Dievas, Dievas, Dievas. Paskui pradėtum kalbėti viešpats Dievas, viešpats Dievas, viešpats Dievas jau nuo antros skyriaus. Kažkas tai pasikeitė. Galbūt, čia Kento Hovendo mintis yra, kad galbūt tai yra Abraomo toliau pasakojimas. Pirmą ir antrą skyrių apie sukūrimą jam turbūt papasakojo Dievas, jisai taip jį pažodžiu ir išlaikė.
Toliau jau vėl nuo 5 skyriaus vėl pasikeičia rašymas ir sakoma, štai yra Adomo Palikuonių knyga. Yra skirtingi rašytojai, apie tą skirtingi gal pasakotojai, sakykime, bet tas skirtumas, tai man toks, kaip ir Hovindas sako, man tas labai sutinka, kad kažkas tai labai tiksliai sugebėjo išlaikyti ir perduoti visą tą sukūrimą ir visą praežios knygos pirmosios skyrius. Kol galų gale buvo jos jie užrašyti ant lapo, ar tai padarė Mozė, galbūt taip, bet niekur tai nėra cituojama, kad Mozė užrašė pradžios knygą. Kalbama, kad Mozė užrašė kitas knygas, bet apie pradžios knygą, kad Mozė parašė, taip tiksliai nėra pasakyta, bet mes tai darom prielaidą. Tai trumpai galbūt taip perbėgant apie šitą visą grafiką, kuris atskleidžia gyvenimo trukmes ir akivaizdžiai matosi jų gyvenimo sutrumpėjimą, apie kartas, kaip jos susidėlioja ir, kaip minėjau, šitas grafikas yra mūsų pirmoji auditorija. Sekantis dalykas, ką noriu pasakyti, ten prieš Tvaną pasikeitė, buvo gyvenimo trukmė vienokia, po Tvano kitokia. Kaip pasikeitė mityba žmogui, ką liepia valgyti Dievas. Pradžioje, pirmam skyriui jis sako, aš jums daviau valgyti žoles, sėklas ir vaisius. Po Tvano Dievas sako, visa, kas juda gyva, bus jums maisto, visą jums duodu. Reiškia, jau čia kalba eina ir apie gyvūnus. Kas atsitiko, kodėl dabar staiga buvo įtraukta mėsa? Kažkas tai matomai pasikeitė atmosferą galbūt taip, kad ar augalai nebeturėjo kažkokių tai savybių, arba galbūt žmonėms prireikė mėsos dėl kažkokių tai pasikeitusių klimatinių aplinkybių. Bet Dievas konkrečiai pakeitė mitybą, įtraukė mėsą ir tai buvo akivaizdus. Ir jeigu Dievas taip liepia, tai reiškia, taip ir reikia daryti, turbūt taip ir reikalinga yra žmogui. Aišku, šiai dienai mes matome įvairių nukrypimų, vegetarai, jie nevalgo mėsos, kiti valgo mėsą žalią, nors Dievas sakė nevalgyti nieko, kas yra su krauju. Bet faktas yra toksai, kad maisto mitybą irgi Dievas pakeitė būtent po Tvano. Išlipus iš arkos, ir tiksliau įlipant į arką, galbūt reikėtų pasakyti, kad Dievas liepia Mozei pasiimti visokių gyvūnų, bet ne visų po 2, jisai sakė taip, aš jums paskaitysiu, sako, pasiimk iš visų švarių gyvūnų po 7, patinų ir patelę, o ne švarių po patinę ir patelę. Kunigų knygoje, Mozės užrašytoje jau 3 knyga, ar 4 dabar pasakysiu, bet žodžiu, tenai yra tik tai suskirstoma griežtai, kas yra švarūs gyvūnai ir kas yra nešvarūs. Įdomu, kad Nojus jau žinojo, kas yra švarūs gyvūnai ir kas yra nešvarūs. Tai dar buvo gerokai prieš kunigų knygą, o laimimas laikotarpį tai tikrai daug metų. Pirmiausia, kam tų gyvūnų švarių reikėjo, tai kad Nojus juos aukojo viešpačiui. Jisai aukojo 8 skyriuje pasakyta, Nojus pastatė viešpačiui aukurą, po Tvano jau išėjęs iš arkos ir paėmęs visų švarių gyvulių ir paukščių aukojo lyginamąsias aukas. Taigi gyvūnų reikėjo aukai ir turbūt, kad galbūt jų reikėjo ir maistui. Tai, kaip ir minėjau, dar vienas dalykas, kad pakeitė Dievas žmogui meniu. Remiantis su kūrėjų, ar taip sakykime, čia irgi ne visi žmonės, tie tikintieji, kurie tiki, kad Žemė sukurta Dievo prieš 6,5 tūkstančių metų, ne visi pritarė teorijai, kad aplinkui Žemę buvo kažkoks tai vandens sluoksnis, kuris greičiausiai buvo ledo pavidale. Hovindas taip tuo tiki ir jisai tuo faktu, kaip pasakyti, tuo ne faktų teorija, jisai bando paaiškinti daugelį skirtumų, kas galėjo įtakoti į klimatą, kas galėjo įtakoti žmonių gyvenimo trukmę, na ir daugiau tam prieisime galbūt tų detalių, bet Hovindas mano, kad ir apie tai kalba raštas, jisai cituoja, kaip aš anksčiau buvau skaitęs, galiu paskaityti, kad pirmos skyriaus yra taip kalbama apie sukūrimą. Dievas padarė tvirtumą ir atskyrė vandenis, kurie buvo po tvirtumą, nuo vandenų, kurie buvo virš tvirtumos. Reiškia, tvirtuma tai yra žemė, vandenis buvo po tvirtumą ir virš tvirtumos. Ir jeigu skaityti, pavyzdžiui, Psalmę 148, ten yra kalbama taip, kad girkite jį,
dangus ir viršum jų esantis vandenis. Reiškia, vandenis esantis virš dangaus dar. Tai jeigu tai buvo, panašu, kad tai galbūt ir galėjo būti, bet kažkoks ten vanduo tai yra kosmose, tai toliau žiūrėsime nagrinėsime, kaip pasakyti, gyvenimą iki Tvano ir po Tvano, remdamėsi prielaidą, kad galbūt Žemė buvo apsaugota vandens ar ledo sluoksnių. Ir dar čia gražiai matosi toks dalykas, jeigu tai buvo ledo ar vandens sluoksnis, tai šiandieną, kai ateina naktis, tai diena ir naktis taip yra tokia juoda linija. Dėl vandens ar ledo optinių savybių ta šviesa persiduotų ir kitai Žemės pusėje ir naktis nebebūtų tokia tamsi. Ir čia taip gražiai parodyta, kad tikrai turėtų būti naktis gana šviesios dėl šito ledo optinių savybių. Ir kalbant apie naktinę šviesą, galbūt ir debesų tada nebuvo, taip neaišku, kaip tas mėnulis ten veikia, bet naktinė šviesa, kuri kalbama apie mažąją šviesą nakčiai turi valdyti, tai esant ledo gaubtui, ta naktinė šviesa būtų kažkokia, tai nebūtų aklina tamsa, tai jau tikrai. Jeigu yra toksai ledo sluoksnis ar vandens sluoksnis, mes Žemėje būtume panašiai kaip šiltnamyje, bet vėlgi tada yra prieštaringai sako, kad čia Žemėje užvirtume ir visi perkeistume, bet skaičiuojant atstumus, mastelius visokius ir saulės spinduliavimus, panašu, kad nebūtinai. Nebūtinai ledo sluoksnis būnant virš Žemės, jisai sukeltų šiltnamio efektą ir mes čia tikrai neiškeptume. Bet ką tai duotų, tai stabilizuotų klimatą Žemėje. Ir čia būtų pastovi drėgmė, pastovus didesnis slėgis ir dėl tų savybių nebūtų lietaus turbūt, kas galbūt taip ir buvo. Ir Žemė, kaip parašyta, tada migla drėkino Žemės paviršių, lietus nelijo, reiškia viduj, kaip uždaroji kažkokiam tai ciklė, sistemoje, mikrosistemoje, kad čia būtų makro aišku sistemoje, nereikėjo lietaus, nes pati ta drėgmė sugebėtų savim aprūpinti ir augalai augtų normaliai be lietaus. Toj atmosferoje, kuri buvo anksčiau, ir tikintieji, ir netikintieji pritarė ir sutarė, kad buvo anksčiau kažkada, tai aišku, tikintieji savo, kad prieš Tvaną, netikintieji, kad prieš milijonus metų, čia rašo, kad 80 milijonų metų, angliškas laikraštis, jie savo, kad deguonies buvo 50% daugiau atmosferoje negu yra dabar. Ir kaip jie tai išsiaiškino, jie paėmė, ir tai galima patikrinti, gintaro paėmė. Gintaro gabalėlį, kuriame yra užsilikę lašeliai su kažkokiu tai tuometinės atmosferos tikėtina ertmėje lygia tos atmosferos koncentracija. Ir jie ten laboratorijos sąlygomis aiškino, kad čia buvo deguonies 50% daugiau. Tai yra šiai dienai mes ore, ką kvėpuojame, yra 21% deguonis. Tuo metu randame, kad buvo 35% deguonies. Hovindo teorija yra tokia, kad tai buvo dėl to, kad tas sluoksnis buvo ledo. Evoliucijos teorija teigia, kad tai buvo aplinkybės visai kitokios, ten nedaug vardina visko, visai galbūt nelabai svarbu, bet faktas toks, kad visi su tuo sutinka. Ir ką tai pakeistų, jeigu deguonies daugiau yra atmosferoje, šiai dienai ligoninėse 30% deguonies koncentratas duodamas kvėpuoti žmonėms, kurie yra operuojami ir po operacijos. Aš pats toksai buvau, kad labai patogu, tenai net nereikia kvėpuoti, tiesiog balsuoji to deguonėm ir kūnui pilnai užtenka, bet visai nereikia vargintis, nereikia giliai kvėpuoti, tik tai truputį. 50% padidinus deguonies koncentraciją, organizmas teigiamai labai tai reaguoja. Ir jeigu buvo tas deguonis, čia dar randa, kad ir atmosferos slėgis buvo didesnis. Esant didesniam, čia kraujo ląstelės turėtų būti, galbūt čia taip nesimato, bet reiškiasi,
Ką jie to bando pasakyti, Hovindas, kad esant deguoniui ir slėgiui, kraujas daugiau susodrina deguonimi, daugiau jo perneša, ir reiškia, geriau aprūpinama žmogaus galūnės, raumenys krauju deguonimi, ir jis yra stipresnis, geriau, sveikiau gyvena, lengviau gyja žaizdos. Ir kaip faktą, kas vyksta šiandienai, įrodymai turi, kad tikrai slėgis ir deguonis turi įtakos žmogaus žaizdų ir jam ir kūno egzistavimui, ir žaizdų gijimui. Čia yra naras, narai nardo papačiai, galbūt teko girdėti, kad jeigu staigiai iškyla, reikalinga tokia speciali patalpa, kur vadinasi baro kamera, ten yra padidintas slėgis, kad jiems po truputį galėtų tas slėgį, jeigu staigiai iškyla, jiems pasidaro blogai dėl to, kad kraujyje sutrinka deguonės ir aplamai. Kažkokie ten dalykai, deguonės, aš galvoju, ar visą ten oro. Na, nesvarbu, žodžiu, kad reikalinga žmogui dėti į tą kamerą ir slėgį po truputį mažinti. Bet kas yra dar taikoma, tokios kameros galima nusipirkti individualiai, Amerikoje jas parduoda, kainuoja $35 000 ir vieną tokią kamerą turėjo nusipirkusi Michael Jacksono sesuo. Ir jinai sako, kad, čia pacituosiu, ką jinai sakė, jaučiuosi taip sveikai ir pailsėjusi kaip niekad gyvenime. Mano oda švyti, mano mąstymas pasidarė aiškus. Praėjo stresas, nurimo nervai. Tai yra kaip jaunystės eleksyras. Ta procedūra, ką jie ten daro, užsidaro toj kamerai, padidina slėgį, padidina deguonės ir žmonės greičiau pasveiksta, arba net iš jį profilaktiškai geriau gydo save. Tokias kameras, gal mažesnės, naudoja ir profesionalių sportininkų, krepšininkų komandos, kiek aš girdėjau, aš pats vėl tikiu tuo, kad taip yra. Jiems gydoma yra žaizdos, traumos, sumušimai, visokie sulaužimai. Dar yra toksai argumentas arba faktas, kaip paminėsiu, kad vieną mirštančią moterį, kuri po didelės avarijos, jai nebebuvo vilties, Amerikoje įdėjo tokią kamerą ir jeigu normaliai ciklas trunka 2 valandas, ją po 56 valandų tenai išlaikė. Ir esant padidintam slėgiui ir deguonies koncentracijai, tai moteriai greičiau susitaisė, susigydė visi tie traumos, sumušimai. Reiškiasi, darant išvadą tokią drąsią, kad jeigu Žemėje yra didesnė atmosfera, daugiau deguonės, žmogui tai būtų tik į naudą, jisai ilgiau galėtų turbūt gyventi, nes šiai dienai, įimant mūsų organus, ar širdį, ar sąnarius, ar dantis, neužtenka pas mus daugiau kaip 80 metų, širdis turi savo kažkokį tai susitraukimų skaičių, plaučiai savo, dantis iškrenta dar anksčiau, sąnariai pradeda skaudėti įvairiam amžiuje, vieniem anksčiau, kitiem vėliau, bet tikrai netatrauktume iki 900 metų, kažkas turėjo būti kitaip. Ir būtent daktaras Kentas Hovindas, jisai sako, kad tokia šituo tyrimų būdu galima spėlioti arba daryti prielaidą, kad esant atmosferos slėgiui dideliam, žmogus galėjo gyventi ilgiau. Ir aišku, jeigu tai gali gyventi ilgiau žmogus, tai kažkas turėtų būti ir su augmenija. Ir vienas mokslininkas, japonų mokslininkas, netyčia padarė tokį eksperimentą. Jam gavosi eksperimentas, o visa ta pradžia buvo tokia, kad jisai gyvendavo, kaip Japonija, žinot, yra sunku su gyvenamoju plotu, tai jisai gyveno Rusijoje, kur nėra tiesioginės saulės šviesos, jisai norėjo auginti savo pomidorus. Ką jis padarė, jis optiniu kabeliu atvedė saulės šviesą, nukreipė tiesiai į tą pomidorą, iš kažkur tai kitur, ir pastebėjo, kad tas augalas auga žymiai greičiau. Jie pradėjo žiūrėti, kodėl, ir išsiaiškino, kad per tą optinį kabelį nepraeina kenksmingi ultravioletiniai spinduliai. Tai toliau žmogus pradėjo eksperimentuoti. Jam šovė į galvą mintis, kad reikia pabandyti didinti slėgius, ir slėgį didino, ir koncentraciją anglies dioksido didino. Tai ką jis padarė tuo metu, kol jis dar buvo gyvas, jis užaugino pomidorą, kuris buvo beveik 5 metrus aukščio, ir jau tas daigas davęs buvo tuo metu 907 pomidorus. Jam numirus tą daigą pervežė į kitą parodų rūmus ir jau 85 metų parodoje buvo parodota, kad jisai tas daigas užaugino jau iki 10 000 pomidorų. Jo aukštis buvo, čia neparašyta aukštis, gal net
internetinius, kur apie tą faktą rodo, kad jis ką jie padarė. Reiškia, padarė taip, kad sukūrė dirbtinę jam atmosferą, sukūrė dirbtinį slėgį ir pakeitė anglies dioksido koncentraciją. Tai iš pomidoro gavosi tiek, kad ten užaugo galų gale, aš radau pas mane rašytai, po 12 metrų aukščio jau buvo atnešęs į pabaigą savo gyvenimo 15 000 pomidorų. Kitas mokslininkas eksperimentavo su soja, čia pomidorai. Kitas mokslininkas su sojos augalo eksperimentavo. Jisai neturėjo tokių gerų sąlygų, tai ką jis padarė, tik padidino CO2 koncentraciją. Normaliai atmosferoje yra 0,06 %, padidino 50%. Ir tą soją atnešė 2 kartus daugiau vaisių. Jeigu tai yra galima dabar padaryti, ką žmonės rado, kiti mokslininkai kasinėtojai patvirtinimą, kad taip ir galėjo būti, nes yra ir didžiausias nendrės iškasena, kuri nendrė buvo 18,2 metrų aukščio. Tai kaip aš minėjau dar pradžioje, mokyklos vadovėliuose, kur buvo kalbama, kad paparčiai ir asiūkliai buvo milžiniškų, gigantiškų dydžių, panašu, kad taip galėjo būti, jeigu buvo atmosfera. Ir tam dar kaip įrodymui, aš tik tai vieną paminėjau iškaseną, kad buvo nendrė tokia rasta, bet yra ir medžių, kurie yra randami būtent visoje vietoje, bet visose žemės vietose, bet prie poliarinio rato, ten, kur yra amžino įšalo žemė, jie nesilaikė ilgiausia ir geriausia, tai jos lengviausia tyrinėti. Ir kadangi augo ir augalai, tai augo ir vabalai, aišku. Su deguonimi, su vabalų kvėpavimu ir vabzdžių visų rūpių, kurie neturi plaučių, jie negali augti dideli, dėl to, kad šiai atmosferos, prie šios atmosferos sudėties, jie deguonį, arba sakyti, kvėpuoja per žemę, per odos paviršių. Ir esant didesniam slėgiui, per paviršių daugiau būtų, jam galima įsisavinti deguonės, ar, sakykime, to kvėpavimo, viso pakeisti tą kvėpavimo refleksą, kaip pasakyti. Nu, žodžiu, jie galėjo augti didesnį, jeigu būtų buvęs didesnis atmosferos slėgis. Ir yra randami vabzdžiai, čia yra laumžirgio įspaudas akmenyje, kur tarp sparnų buvo 1,27 metro. Tai yra gigantiškas laumžirgis ir tokie yra faktai randami. Šitas laumžirgis atrodė maždaug taip, padarė jo atkūrė, kad turėjo būti tikrai nemažas paukštelis, vabzdukas. Čia yra tarakonas, atkartotas, kaip jisai atrodytų, čia ne tarakonas, čia kitas vabalas yra, tarakonas yra, va čia tarakono įspaudas, rastas akmenyje 45 cm dydžio virtuvėje, tai jis būtų visai blogai atrodytų, aišku, reikėtų kraustytis iš namų. Šimtakojis 2,6 metro ilgio šimtakojis. Tai yra rasta tokia iškasena. Jeigu augo vabzdžiai, tai turbūt augo ir gyvūnai. Ir čia kalbama yra, kad nekalbama rastas yra tinginys, gigantiškas tinginys, kuris šiai dienai yra toksai galbūt, pasakoma, gyvo medyje matyti. Tai čia yra, lyginant su žmogumi, čia labai didelis yra. Buivolo ragų skersmuo yra plotis, čia yra iki galo 3,7 metro. Yra rasti tokie dabar, čia tikras buivolo šiuolaikinis, tai tas atstumas tarp ragų tikrai nėra toksai. Raganosio atkurta kaip iš šio kaulo iškasena rasta, kad raganosis turėjo būti apie 5,5 metro ūgio. Tai aišku, jie ne visi tokie buvo, bet ir tokių yra randama. Rastas bebro žandikaulis, kuris buvo atkūrus jo dydį, bebras turėjo būti apie 2,4 metro ūgio. Taigi gyvūnai irgi augti galėjo dėl to, kad atmosferoje buvo kitokios sąlygos. Šiai dienai turbūt jau pabaiginėsiu, ką aš tik noriu pabaigai pasakyti, kad vadovėliuose
aš apie tai niekada negirdėjau. Manau, kad jūs turbūt negirdėjote, apie tai mokyklose nemoko, apie tai nekalba niekur. Tai yra medžiaga, kuri visiškai netinkama ir nepriimtina evoliucijos mokymas, todėl apie ją ir nėra girdima greičiausia. Bent jau Hovintas taip sako, kad greičiausia tai yra užlaikoma medžiaga, arba jinai yra prirašoma prie kažkokių tai mistinių, nepatikrintų faktų, nepatikrintų argumentų. Masiškai jinai nėra platinama, bet aišku, šiuo metu, kai yra demokratija pasaulyje, bent jau Amerikoje, kur gyvena Hovintas, kur tą medžiagą visą galima analizuoti ir platinti, tai dėka tokių šalių randamų faktų galime suabejoti, netikintieji gali suabejoti, kad ne evoliucijos teorija, kad jinai iš tikrųjų yra patikima, o mes tikintieji, tai man galime patikėti tuo, kad situacija Žemėje tikrai buvo anksčiau kitokia ir kaip ką Biblija rašo, kad žmonės gyveno labai daug, 900 metų, tai turbūt taip ir buvo. Ilgiausiai gyvenęs žmogus buvo Metušelachas, galbūt čia dabar nesuksiu kalbą, bet noriu pasakyti, kad Metušelachas išgyveno 969 metus, neaišku, kad jisai buvo vienintelis, galbūt daugiau tokių buvo, bet apie jį yra minima. O Metušelacho vardas išvertus, kaip sakot, Metuzalis parašyta Metuzalis teisingai, bet jis išversta yra įvairių vertimų. Metušelachas tai yra tas, kurio tėvas buvo Enochas, kurį paėmė į dangų. Ir yra toks specialus žodynas, aš jį turiu atsisiuntęs, kad ką kiekvienas vardas reiškia. Aš kiek žinau, tai jūs turbūt daugumas senai tikintieji žinote, kad Metušelacho vardas reiškiasi, kai jisai mirs, tai ateis. Ir gali būti, kad galbūt Enochas žinojo, kad bus pasauliui galas kažkoks tai, kad jį Dievas perspėjo ir kad kai Metušelachas mirs, Metuzalis, kaip parašyta mūsų Biblijoje, kai jisai mirs, ateis kažkoks tai sunaikinimas. Galbūt tai buvo geras paraginimas Enochui būti Dievo laimingam ir laukti to galo, galbūt dėl to jisai buvo taip arti Dievo, kad jį ir pasiėmė Dievas į dangų. Bet Metušelachas išgyveno ilgiausiai ir tie, kas laukia jo mirties, teko jiems nusivilti. Taip, kad ir mes šiandieną, bent jau man, tai buvo padrasinimas, nes irgi laukiam, kad tas Kristus ateis antrą kartą, jau 2000 metų, jo kaip nėra, taip nėra. Matomai, kad jisai duoda tą ilgiausią variantą, kad daugiausia žmonių išgirstų, daugiausia žmonių turėtų galimybę atsiversti ir patikėti. Tai turbūt šiandienai tiek, kad dar čia buvo pora skaidrių, kad salamandra šiandien yra 15-20 cm, rasta yra 2 metrų ilgio ir vėžys tai yra štai tokio dydžio skeletas. Čia yra Austrės kriauklės, kurios rastos yra Everesto kalnuose. Jos yra apie 3 metrų pločio vietomis kai kurios. Tik aišku, čia kalbama, kad prieš 200 milijonų metų, bet mes apie tai suabejot galėtume. Čia ir bus čia galbūt daugiau kitam kartui, kitai temai, kai kalbėsiu, toliau pasakosiu. Šiam kartui užtenka. Dėkui už dėmesį ir už kantrybę.